Sveiki visi, šiandien servise 007-2019 metų dar paskutinis šitame kėbulė Subaru Outback automobilis, 3,6 cilindrų opozitinis variklis, po 3 cilindrus kiekvienoje pusėje. Na ir jam sumontavom kokybišką itališką Landirenzo dujinę įrangą. Kaip žinia, mes tą įrangą puikiai išmanom, suprantam ir atliekam kokybišką tos dujinės įrangos montavimą. Reikia paminėti ir tai, kad klientui pagidaujant montavimo darbų eigoje buvo pakeistos ir uždegimo žvakės visos 6. Ne pats smagiausias priėjimas šitame variklyje jas keisti, bet kadangi klientas pagidavo ir padarė teisingai, kadangi pagal ridą yra gamintojo numatytas uždegimo žvakių keitimas, tai klientas nusprendė serviso intervalų laikytis ir susidėti žvakės, be abejonės tokias, kokias priklauso, ne kažkokias, tai ten dujinės, kaitresnės, šaltesnės, ilgesnės, geresnės ir taip toliau, bet taip, kas gamintojo yra numatyta, tas buvo ir susukta. Tai vat, grįžtam prie dujinės įrangos, kaip minėjau, yra sumontuota Landirenzo Evo OBD dujinė įranga, patį valdymo bloką galim nesunkiai matyti štai čia, žemiau yra saugikliai, reikalų esant galima jungti, atjungti, su visų dangteliu patį valdymo bloką nukelti. Gera jam vieta čia ten iš tikrųjų, labai netgi gera, sunku čia įsivaizduoti ir rasti jam geresnę. Nors jis yra aliuminėme korpuse, jisai puikiai jaušinasi, tai nėra karšta vieta, tai nėra kažkokia vibruojanti vieta greta judančių komponentų, taip kad tikrai saugi, patikima ir gera vieta valdymo blokui. Greta turim saugiklį dujinės įrangos. Instruktažo metu klientui be abejonės viską papasakosime, pirštu parodysime, nes tą saugiklio vietą paprastai tech apžiūroj prašoma yra parodyti, reikia ją žinoti jos vietą. Landirenzo Lead 10 Turbo Oversize dujų reduktorius, pats galingiausias ir našiausias, kokį prie 6 cilindrų sistemos galim sumontuoti, yra štai šitame kampe. Dujom keliaujam į viršų, turim sumontuotą Landirenzo dujinės fazės filtrą. Filtras montuojamas atnaujintas, specialiai su dervų ir nešvarumų surinkimu. Be abejonės montuojamas aukščiau reduktoriaus, parinkama tinkama vieta ir kad būtų patogu prieiti aptarnavimo metu, bet tuo pačiu, kad kiek įmanoma daugiau surinktų kylančių iš reduktoriaus purvo, reiškia visokių nešvarumų, tam, kad apsaugotume dujinius purkštukus. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti po 3, lygiai taip pat kaip ir benzino kiekvienoje variklio pusėje, yra sumontuoti Landirenzo AEB A+. Tai yra vieni patikimiausių, atspariausių visiems nešvarumam, puikiai dirbantys visose, sakykime, temperatūros ir apkrovos diapazonuose, tikrai puikiai tarnaujantis dujiniai purkštukai. Atskirai vėlgi nuo dujų reduktoriaus montuojamo OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą. Jį montuojam atskirai nuo reduktoriaus tam, kad, vėlgi dėl tos pačios priežasties, dėl dažniausiai ne visada švaraus kuro mūsų degalinėse, kad išvengtume jo strigimų, jis yra montuojamas atskirai, tokiu atveju negauna šilumos nuo reduktoriaus ir pati ašelė vožtuvo jinai nestringa ir nekelia problemų. Trumpai drūtai tariant, sumontuota sistema yra tokia, parinkti komponentai tokie, kad kiek įmanoma mažiau keltų problemų tiek mum, tiek šio automobilio savininkui, vairuotojui, kad galėtų mėgautis puikia automobilio dinamika, nepakitusių važiavimų, įpročiais, tik už beveik dvigubai pigesnę kainą. Tai va, tai tiek būtų apie variklio skyrių, dujų perjungimo mygtuką. Kaip visada montuojam ten, kur jo pagidauja klientas, paprastai prieinam tokio bendro sustarimo ir dažniausiai pas Subaru jį sumontuojame štai šitoje vietoje. Labai patogi vieta, gera vieta, atsisėdus neblaško, neatsispindimo stiklo, reikalą esant galim paspausti, visą laiką matom akies krašteliu, niekur galvos nusukinėti nereikia. Iš tikrųjų, tikrai labai gera vieta. Dujų pildymas, dujų balionas visų pirma. Kaip matot, bagažinės dugnas lygus, švarus, gražus. Yra sumontuotas kokybiškas Bormech dujų balionas. Tikrai vienas, sakykime, kokybiškiausių rinkoje, realiai šią dieną prieinamų. Tokie patys balionai ir gamykliškai naujas mašinas yra montuojami. Tai nėra turkų balionas. Pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos. Čia įdedam pastangų ir energijos tam, kad turėtume tą pildymą tokį patogų, koks jisai čia yra. Vadinasi, atsidarę dangtelį mes galim iš karto jungti dujų pistoletą ir pildytis dujas. Jeigu norim pildytis benzino, mes atsisukam kamštelį ir pildomės benzino. Nieko mums nei prisukti, nei atsukti, nei nusukti nereikia. Tikrai labai patogu, iš tikrųjų paprastai ir elementaru. Vienintelė vieta, kada nusukinėsime, reiškia adapterį, yra tada, kada pildysim galbūt užsienyje su skirtingu adapteriu. Tai irgi yra įmanoma, mes tą adapteriuką galim nusukti ir reiškia įsisukti mums kitą, kaip pavyzdys, vokišką, olandišką anglį. Tai viskas gražiai užsidaro, pasislepia. Tai tiek apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą į 2019 metų Subaru Outback.
Jeigu turit ir šią dieną ir naujesnį Subaru jau su tiesioginio įpurškimo varikliu arba 2.4 turbo arba 2.5, drąsiai galite kreiptis, šiam varikliam taipogi sprendimų jau šią dieną turime. Ačiū.